Labadiena. Šiandien pratęsiu savo įrašus. Tai šiandien pakalbėsiu apie savo mylimą temą - neuromoduliaciją ir apie klajoklio nervo naudą, būtent jo stimuliaciją, gydant išeminį insultą. Tai atrodytų tikrai visiškai nesusijusi tema, tačiau vėlgi visa mano informacija noriu pabrėžti, kad yra klinikiniais tyrimais paremta informacija ir viską galite patys pasitikrinti internete. Pridėsiu nuorodas į straipsnius, kuriais naudojusi, būtent pateikdama šitą informaciją. Tai šiandien, kaip ir minėjau, kalbėsiu apie klajoklio nervą ir išeminį insultą. Tai pats klajoklio nervo stimuliavimas kaip metodas, jisai, kaip žinia, jau yra naudojamas labai senai. Daugiau negu prieš 100 metų neurologas Korningas šitą metodą pradėjo naudoti epilepsija sergantiems žmonėms ir būtent spausdamas ties miego arterijomis, jis taip stimuliuodavo nervą ir taip gaudavo klinikinį efektą. Klajoklio nervo stimuliacija insulto gydymui pradėta naudoti visai nesenai, prieš keletą metų naudojant būtent invazinę klajoklio nervo stimuliaciją, tai yra per implantuotus chirurgiškai elektrodus. Šito straipsnio taip pat pridėsiu nuorodą. Straipsnis tikrai puikiame žurnale Lancet. Tai yra buvo iš 108 tyriamųjų suformuota grupė ir žmonėms patyrusiems insultą buvo tiesiog pradėta stimuliacija, klajoklio nervo stimuliacija ir palygintos dvi grupės, kur buvo stimuliuojama ir kur buvo nestimuliuojama. Ir pastebėta, kad žmonės, kurie turėjo būtent klajoklio nervo stimuliaciją, jie tikrai greičiau atsigavo, pagerėjo jų rankų, tarkim, jėga ir funkcija, nepriklausomai netgi nuo insulto sunkumo. Tai vėlgi iš tikrųjų yra labai svarbi informacija, ieškant būtent tų mechanizmų, kurie padeda žmonėms reabilituotis po tokių sunkių ligų kaip išeminis insultas. Tai vėlgi reikia paminėti, kad klajoklio nervo stimuliacija naudojama daugeliu ligų. Tai tiek ir Parkinsono ligai, Alzheimerio ligai, nerimui, nemigai, potrauminiam smegenų sužalojimui. Tai tikrai galite pasižiūrėti indikacijų internete šitam būtent metodui, yra tikrai labai, labai daug. Vėlgi reikia paminėti, kad tą, ką ir minėjau apie klajoklio nervo stimuliaciją sergantiems išeminiu insultu, daugelis tyrimų buvo atlikti su invaziniais gydymo metodais ir tai stimuliavimo metodais. Tai iki dabar yra būtent fokusuojamasi labiau neinvazinius metodus. Tai kuomet klajoklis nervas yra stimuliuojamas per išorinius stimuliatorius ir taip nereikia žmogaus operuoti toje ūmioje ir labai sudėtingoje stadijoje, būtent po patirto išeminio insulto, kuomet žmogaus visos gynybinės funkcijos yra stipriai sutrikusios, todėl neinvaziniai metodai yra labai, labai sveikintini. Kalbant apie pačio klajoklio nervo anatomiją, tai yra pats ilgiausias galvinis nervas, pasiekiantis praktiškai didžiąją dalį mūsų vidinių organų, išėjęs iš pailgųjų smegenų, iš būtent nucleus tractus solitarius, tokio mažo branduolėlio, kuris yra labai svarbi vieta galvos smegenyse, pailgose smegenyse turinti tiek aferentinės, tiek eferentinės skaidulas, pasiekiančias ir duodančias informaciją praktiškai į visas smegenis. Ir būtent iš čia išėjęs būtent klajoklio nervo kamienas eina kaklu, leidžiasi toliau į krūtinę ir tenais susidaro stemplinis mazgas ir paskui per diafragminę angą pasiekia būtent vidaus organus ir nervuoja tiek žarnyną, tiek skrandį, blužnį
jis taip pat irgi atsakingas už daugelį mūsų fiziologinių funkcijų, tokių kaip širdies veikla, kraujospūdis, tulžies sekrecija, skrandžio rūgšties sekrecija. Tai tikrai galima vardinti labai daug funkcijų, kadangi dalis skaidulų einančių per šitą klajoklį nervą yra būtent parasimpatinių. Ir jos būtent yra, šitas nervas veikia mūsų visą parasimpatinį. Kadangi klajoklis nervas yra atsakingas už mūsų vidaus organų veiklą, jo būtent surinkta informacija, jinai yra analizuojama galvos smegenyse ir, tarkim, pritaikius tam tikrus stimuliacijos dažnius, mes galime sinchronizuoti būtent galvos smegenų ir organų veiklą. Tai reiškia, kad jeigu ta veikla yra sutrikusi, mes ją atstatome būtent patiekdami tuos specifinius elektrinius impulsus ir taip galime pasiekti labai gilias galvos smegenų struktūras ir jas būtent pakeisti taip, kad jos veiktų tinkamai. Kalbant apie galimą išeminio insulto gydymo mechanizmą, įdėjau štai šitą paveikslėlį tiesiog jūsų bendram susipažinimui iš to pačio apžvalginio straipsnio. Tai kaip matote, klajoklio nervo stimuliacija visų pirma pagerina neuroplastiškumą. Tai reiškia, kad mirusios smegenų ląstelės yra pakeičiamos naujomis, kurios glūdi pas žmogų tam tikrose smegenų sluoksniuose ir būtent jų aktyvavimas per klajoklį nervą pagreitina žmogaus atsigavimą ir susigrąžinimą tų prarastų funkcijų. Taip pat ir sumažėja uždegiminis poveikis. Tai uždegiminis poveikis tai yra ne tas pats, kas įsivaizduojat, tarkim, įvykus infekcijai. Tai yra būtent neurouždegimas, kuris vyksta kaskadiniu principu, įvykstant įvairioms nervų ligoms. Tai būtent klajoklio nervo stimuliacija mums sumažina šitą būtent neurouždegimą. Sumažina ir oksidacinį stresą neuronams, dėl to pagerėja jų funkcija ir atsigavimas. Pagerėja būtent ir angiogenezė, tai reiškia, kad mirusios smegenys ir šalia esančios dar, kaip vadinamos, prieblandinė zona, kur yra būtent dar ne visai mirusios smegenys, jų atsigavimui yra pasitelkiamos papildomos organizmo funkcijos, taip pat organizmas pradeda auginti kraujagyslės. Tai šita būtent klajoklio nervo stimuliacija, jinai per tuos neurocheminius ryšius padeda būtent šitų kraujagyslių, naujų kraujagyslių augimui. Tai kaip matote, būtent per eferentinės skaidulas jos pasiekia ir blužnį, ir blužnyje yra mažinamas būtent citokinų išleidimas į kraujo tėkmę ir taip mažinamas būtent uždegiminis poveikis. Vėlgi noriu pabrėžti, kad būtent neuroplastiškumas ir jo gerinimas yra pamatinė būtent galvos smegenų funkcijos atsistatymo veikla. Tai neuromoduliacinių tinklų reguliuojančių sinapsinį plastiškumą įtraukimas, naudojant klajoklio nervo stimuliaciją, pagreitina šitą smegenų atsigavimą. Suaktyvinus cholinerginės, noradrenerginės ir adrenerginės sistemas, būtent klajoklio nervo taikoma stimuliacija pagerina reabilitaciją šių poinsultinių smegenų atsigavimui, skatinant neuroplastiškumą. Vėlgi yra eilė kaskadinių tų modelių, kurie aiškina būtent, kaip yra būtent veikiamas tas neuroplastiškumas per tokias alfa-7 nikotino receptorius, bet mes turbūt šiandien nesigilinsim į šitos patofiziologinius mechanizmus. Tiesiog noriu, kad klausytojai žinotų, kad
klajoklio nervo stimuliacija iš tikrųjų yra galingas ir minimaliai invazyvus būdas gerinantis jūsų, tarkim, kasdienę protinę veiklą, taip pat gerinantis jūsų vidaus organų veiklą, gerinantis miegą, mažinantis stresą, padedantis kovoti su išoriniu aplinkos neigiamu poveikiu. Tai tęsiu turbūt ir kitus įrašus, būtent apie klajoklio nervo stimuliaciją sergant vėžiu. Taip pat irgi mačiau, yra visiškai nesenai išėjęs tikrai puikus apžvalginis straipsnis. Tai šiam vakarui tiek. Ačiū visiems klausiusiems.